Didžioji dalis socialdemokratų išties buvo be galo inertiški. Jeigu pasižiūrėtumėm giliau, tai aktyviais įvardinti galim kokius 2-30 socialdemokratų, kaip aktyvus, veikiantis ir kažko siekiantis. Į vieną į pusę, į kitą pusę, čia dabar nesiginčysim, į kairę ir dešinę. Bet kažko siekiantis ir aktyviai tą darantis. Likusioji socialdemokratų masė iš esmės buvo labai inertiška. O tas inertiškumas ateina iš tos sovietinės inertinės mąstysenos. Tai klampi masė, kurios pajudinti nesugebėjo ne vienas iš socialdemokratų lyderių. Deja. Ir Laurai, dabar šitą klampę masę gyvenam. Laurai, bet gal atrodo, mums čia, taip sakant, iš to vadinamojo Vilniaus burbulo, gal mes nematome, kad provincijoje, regionuose socialdemokratų lyderių yra ir galbūt net todėl čia Vilniuje esantis socialdemokratai, skirstantis biudžetą ar panašiais, gana atvirai sako, kad nusispjaut, ką jūs čia protestuojat, ką jūs čia kalbat apie žodžio laisvės problemas ir panašiai, viskas yra provincija, ten mūsų balsuotojai, ten jie aktyvus, ten bus nukreipiamas biudžetas ir mes per juos visas problemas ir išspręs. Tu tiesiog tęsi mano logiką, grubiai kalbant. Nes iš tikrųjų, ką daro socialdemokratai? Jie supranta tą, arba bent jau intuityviai jaučia, kad tokia yra masė, ir jie supranta taip pat, kad tą masę reikia pamaloninti. Ir ta masė didžiai dalimi yra regione. Todėl jie kreipia visą dėmesį ir finansus į regionus tam, kad galėtų juos nupirkti.